Taigi mūsų problema yra, kad banko klientai nėra labai lojalūs ir pastoviai ieško kažkokių alternatyvų. Ir mūsų sprendimas turi būti, kad mes turime pasiūlyti kažkokį lojalumo konceptą, kuris būtų paremtas mobilią aplikaciją. Atsiprašau. Kadangi mūsų sprendimas yra business to business, mums yra reikalingas ypatingas sprendimo požiūris, kadangi mes turime patenkinti ne tik banko poreikius, kad jie gautų, išlaikytų lojalius klientus, bet mes turime patenkinti poreikius klientų, kad jie išliktų lojalūs. Taigi, kaip mes žadame spręsti šią problemą? Tai mes bandome suprasti pačio klientų poreikius, ko jis nori, kad jis būtų lojalus. Bandome nusipiešti klientą, kaip jis atrodys, kas yra konkrečiai lojalus klientas. Ir mes aiškinamės dabar, kokie tie poreikiai yra skatinami. Ir mes tai darome atlikdami rinkos analizę, žiūrime bankų statistikas, tyrėme spaudą, ką rašo, kokia dabar šiuo metu pasiūla, ką bando bankai patenkinti. Ir žiūrime ir viskas. Ir kai mes bandome identifikuoti, kokie poreikiai yra patenkinami ir kurie nėra patenkinami, ir bandome rasti nišą, kad mes galėtume tiems vartotojams padėti. Taigi mūsų sprendimo kokia būtų nauda, kad mūsų pateiktas pasiūlymas būtų naudingas taip pat bankui ir klientui. Pagal Pareto principą, kaip sako, kad 80 įmonės pelno sudaro 20% klientų. Tie 20% yra lojalūs klientai, todėl bankui jie yra labai itin svarbus. Ir taip pat tyrimai rodo, kad įmonėms yra 6 kartus lengviau išlaikyti klientą, negu susirasti naujų. O klientams nauda yra, kad jiems nereikės blaškytis ir ieškoti alternatyvų kitų savo paslaugų tiekėjų. Ir kad jeigu jie išliks lojalūs vienam bankui, kad jie gaus kažkokią pridėtinę vertę, kad už tai, kad už jų lojalumą bus atlyginta. Kadangi mes dar konkretaus pasiūlymo neturim, kai mes spręsim šią problemą, tai mums yra labai sunku išvardinti, kas yra mūsų konkurentai, bet kadangi mūsų sprendimas turi būti mobiliosios aplikacijos forma, tai kad galim pasakyti, kad konkurentai yra kitų bankų mobiliosios aplikacijos ar kokius jūs siūlomos lojalumo programos. Gerai, klausimai, komentarai. O kodėl mobiliai aplikaciją pasirinkot kaip sprendimo tokį priemonę? Mūsų kaip ir buvo reikalauti, kad būtų kažkas inovatyvaus, kad ir per mobilią aplikaciją. Mobilus bankas yra tai, kas realiai yra tendencija. Pagal tendencijas. Dar? Andriu, nėra? Galiu paklausti, o jūs su klientu, pavyzdžiui, bendravote jau, ar kaip jūs aiškinatės tą poreikį, nes turite išsiaiškinti situaciją, po to sugalvoti, kaip išspręsti, kaip aiškinti? Kol kas dar nebendravom, pradėjom žiūrėti, kadangi patys esam bankų klientai, pradėjom žiūrėti nuo savęs. Ir daugiausiai, ko šiuo metu esam padarę, tai pažiūrėti truputėlį statistikos, įsitikinę, ar tikrai vyksta ta migracija, kokiu laikotarpiu jinai ypač vyko, ir bandysime dabar paaiškinti, kodėl jinai įvyko. Tai kažkokius elgesio, tos, nežinau, kaip pavadinti lietuviškai, patens kažką bandote daryti. Jo, bandome žvelgti ir bandome juos paaiškinti ir gal pritaikyti savo sprendimų visumą. Gerai, tai ką, Juliu? Aš galvoju, kad dar truputį reikėtų pagrindinti šitą visą idėją, kad būtų labiau aišku. O šiaip tai tiesiog reikia įdėti darbą ir man būtų rezultatas sausio ten priimta. Nu jo, suprantu. Gerai, kas Juozai ar Rolandas? Rolandas. Noriu pagirti prezentaciją, o vietą gal to vaiko nereikėjo. Garsiau, negirdi.
Tai patiko man prezentacija, noriu pagirti, kad aiškiai kalbėjo, visos sėdimas beje viską girdėjau. Kaip ir minėjo, neturėjo PowerPoint prezentacijos, kad teko labai plačiai daugiau viską daryti, kas nėra blogai, bet turėtų daugiau kažko tokio. Komandos pranešti, ką galėtume pašitinėti, tai va, kažką jau pasiekti padaryti šiek. Jie, pakeitė viskas suprantamai. Okay, ačiū. Ir foto patarėjas. Neišsirenkat kuris? Pasikeičia. Nu, mes iš tikrųjų dėl idėjos labai reikia, man atrodo, išgryninti. Nes jie vis dar nėra labai aiškiai. Aha, bet ne dėl pačios idėjos, bet pats apie Pats pristatymą. pristatymas, tai Nu, daug informacijos pareikia iš tikro. Tik tai... Koks žodis įsiminė? Lojalus. Tik paaiškinti, O ateityje irgi suteikti kažką vizualiai. Aiškumo, jo. Aiškumo. Gerai, ačiū. Taip, tai foto patarėjas. Ateikite.